Sveiki, šiandien mes bandom jums patarti apie prietaisą, kuris yra tikrai ne kiekvienose namuose, tai yra indaplovė. Pirmiausiai pakalbėkime apie tai, kodėl iš vis verta indaplovę turėti namuose. Jos naudoja mažiau vandens negu plaunant indus rankomis, švaresnis plovimas, nes indaplovė plauna indus aukštesnėje temperatūroje, o taip pat naudoja ir tam tikrą chemiją. Taip pat saugoma rankų oda nuo karšto vandens ir plovimo priemonių. Vietos taupimas, iš indaplovės išimami sausi indai, todėl jums nereikia džiovyklės. Taip pat jinai taupo ir jūsų laiką. Indaplovės būna dviejų tipų. Įprastos indaplovės yra pigesnės, tačiau jos netokios funkcionalios. Integruojamas indaplovės idealiai pritaiktos prie virtuvės interjero ir atrodo kaip spintelė. Yra funkcionalios, bet gerokai brangesnės. Perkant tokią reikia gerai apgalvoti, nes pakeisti į naują ją bus labai sudėtinga. Indaplovė talpa skaičiuojama indų komplektais. Paprastai indaplovė telpa nuo 6 iki 15 indų komplektų. Pasirinkimas priklauso nuo to, kokio dydžio yra šeima ir ar dažnai valgote namuose. Dvi tokios pačios talpos indaplovės su skirtingais krepšiais gali talpinti ir skirtingą indų kiekį. Vienoje gali tilpti daugiau puodukų, o kitoje daugiau puodų ar virtuvės įrankių. Indaplovės būna ir su minimamais bei reguliuojamais krepšiais. Tokiu būdu indaplovės talpą galima derinti pagal poreikius ar situaciją. Plovimo klasė – tai parametras, kuris nurodo, kaip švariai plauna indaplovė. Indaplovės pagal šį kriterijų yra klasifikuojamas mažėjimo tvarka nuo A iki G. Analogiška situacija ir su džiovinimu. Kuo aukštesnė džiovinimo klasė, tuo didesnė tikimybė, kad išimsite iš džiovyklės sausus indus. Šie parametrai daro nemažą įtaką indaplovės kainai. Taip pat nurodomas ir sunaudojamo vandens vieno plovimo ciklu metu kiekis. Triukšmo lygis renkantis indaplovę labai dažnai pamirštamas. Tai svarbus dalykas, jei virtuvėje sujungta su svetainė ar dieną miega maži vaikai. Standartinis indaplovės triukšmo lygis svyruoja nuo 37 iki 60 decibelų. Indaplovėje mechaniniu arba elektroniniu būdu galima reguliuoti druskos bei skalavimo skysčio kiekį. Druska minkština vandenį, tad žinant savo vandens kietumą, jį galima atitinkamai paminkštinti, o nežinant patartina laikytis tarpinių nurodymų. Praskalavimo skysčio kiekį parenkate teisingai, gerai matosi plaunant stiklinius indus. Jei ant stiklo lieka muilo, reikia mažinti skalavimo skysčio kiekį. Jeigu lieka kalkių, tuomet jį reikia padidinti. Galima naudoti ir paprastesnį sprendimą – specialias indaplovių tabletes. Jos yra įdedamos į specialų durelių skyrių ir plovimo metu po truputį tirpsta. Vis dėlto kartais gali atsitikti taip, kad tabletė nepataikys į programos ritmą ir nespės ištirpti. To neatsitiks naudojant druską ir skalavimo skystį atskirai. Yra keli būdai, kuriais džiovinami indai. Tai likusiame po plovimo karštyje, karšto oro srovėje ar ventiliatoriaus pagalba. Natūralus džiovinimas leidžia taupyti elektros energijos, tačiau tai užtrunka ilgiau. Naujausią indaplovę nereikia programuoti. Jos pačios parenka tinkamiausią programą pagal tai, koks yra indų kiekis bei jų nešvarumas. Kitos indaplovės turi nuo kelių iki 14 plovimo programų. Skiriasi sunaudojimo vandens kiekis, vandens temperatūra ir indų plovimo laikas. Dažniausiai naudojamos 3-4 programos, tarkime 70, 65, 50 ar 45 laipsnių temperatūros vandenyje. To ir turėtų užtekti standartiniams namams. Taip pat prieš perkant pagalvokite ir apie papildomas funkcijas, kurias galbūt jums teks naudoti nuolatos. Pavyzdžiui, gal jums aktualu programa, su kuria būtų galima plauti tik esant pusėje indų talpos. Populiariausios papildomos funkcijos yra šios. Tai darbo pradžios nustatymas, signalas priminantis, kad baigėsi plovimui skirtos priemonės, apsauga nuo vaikų, greitas plovimas skirtas indų praskalavimui, dvigubo plovimo funkcija, kuomet indai esantis apačioje plaunami stipriau nesantis viršuje, specialus režimas skirtas plauti stiklui, automatinis vandens kietumo nustatymas. Nepamirškite tinkamai prižiūrėti savo indaplovės. Kuo mažiau maisto likučių paliksite induose, tuo mažiau jų susikaups specialiame filtre. Filtrus galite rinktis tarp išsivalančių savaime ir valomų rankiniu būdu. Automatiškai besivalantis filtras yra patogesnis, tačiau skleidžia triukšmą.